seeing you clearly. I think I'm nearly back where we were when the sun came up and we're still dancing together. The water was still and the people were sleeping. You and I danced until the sound of their breathing. When the sun came up, we were still dancing together. Hello. How are you? How are you? You have a booking with us. Yes. What's your name? Ivaras. Ivaras. Ivaros. Yes, nice to Nice meet to you. meet you. Where from? Lithuania. Lithuania. Yes. You're traveling for holidays for a while. Yeah, I'm traveling a lot right now. From country to country. Yeah. Yeah. No, Yeah, have you been here before? no first time. It First is beautiful. time. Yes, I like Tirana already Yeah. because so many places to visit, very Yeah. beautiful capital, and I heard about nature. Nature is did. stunning here. We Yeah. have waterfalls and canyons and rivers everywhere. They're beautiful. I love that. Did you have a lot of Lithuanians here? I think that the person that is talking there is from Lithuania. I'm Now? not pretty sure. Yeah. Wow. I'm not pretty sure. I think that a part of him, if he is one of them, you're the only What's one. his name? He is Norbert. Norbertas. Yeah. Ah, it's No. Lithuanian name. Yeah. Norbertas. Yeah, I'm pretty sure that he is, but I don't Nice, remember. nice, that nice. much. Albania, it's a bunker country. Like It is a bunker country. Yeah, the I heard Balkans, about yeah. that. Yeah, The Balkans, because I yeah. saw walking in the park and there Yeah. was two bunkers, just random bunkers. Just random bunkers, yeah. Today is Thursday. Yeah, Today is games Thursday. night. We have a games night. What you're gaming? If you enter in the WhatsApp group, Uh-huh. in the afternoon we're gonna send a message say specifically what we're gonna do. Sometimes it's door games, sometimes it's board games, sometimes it's like beer pong. Nice. I stuff like that. board games. Yeah, It's my yeah, hobby. Yeah, we have a lot of like And what's your name? 50. Oh, My name is Stalin. Stalin. Like Stalin. Wow. It's a real name, yeah. My real name is Stalin. The name of Stalin was his nickname. But it is my register name Wow, officially. it's so Yeah. unusual for Lithuanians. I think Stalin is like a Yeah. name. Yeah, my grandpa, he was from the Soviet Union. Ah, that's why he Yeah. gave you this name. Yeah, and he was very into socialism. Ah, He had his belief when he was alive. He convinced my mother that it was a good idea. My grandpa, he's from Ukraine. Ah. He wasn't really, like, he wasn't agree with that. They have like a lot of discussions. ah. But in the end, my grandpa convinced my mother to call me Stalin. And Albania likes this culture of Soviet Union, like. Albania don't really like the Soviet Union. They try to be as far as possible Ah, of the Soviet Union. If you have been in the city walking around, you see that it's some buildings that have faces or are colorful or have different shapes. It is because they incentivize the infrastructure to be as different as possible as what it used to be the Soviet Union. hello. Hello. How are you? Doing fine, thank you. Nice. What's your name? I'm Mickey. Mickey. Yes. Walter. Nice to meet you. Eli. Ivaras. From Lithuania. Oh, And from Lithuania. Lithuania. Yeah. And you are from Azerbaijan. Azerbaijan. And you? Netherlands. Netherlands and Haiti, which? Haiti, Caribbean. Hispaniola. Ah, okay. Haiti, yeah. Yeah. So far away. Oh, yeah, definitely. But Nice. what brings you here? Just traveling around the countries and the Mediterranean Sea. So you're on an adventure? Yeah, I'm started from Cyprus, then
I've been in Greece, now Albania. I will go up to the north. Really? I just 3 days here. It's a third day. I've been just in Tirana, but it's so beautiful. A lot of to visit. Very beautiful capital, and I heard about nature here. I hope it will be nice. I think you're gonna have an amazing time. You seem to have a positive attitude. Yeah, I hope so. That's like 90% of it. Like Yeah. you make the experience what you want it to be. Yeah. There we have a lot board games. I see. And we have a lot of chess moves. We really love to play chess. This is very good game. Yeah. Catan is really good. I really Yeah. love Catan. Yeah, me too. So we have ping pong there. We have the pool board here. If you want to Nice. use the pool board, have a PlayStation there if you want to play video games. PlayStation. Wow. There's the TV. You just need to turn on the PlayStation and play. We have a speaker. If you get close to the speaker, you're just gonna check out that it's connected, and then press on Wi-Fi, and you can connect your phone. Wow. We You made- can make a party. Yeah, we make karaoke here. We make parties. We have a DJ. Nice. Few nights. We sell very cheap beers for You have beers? Yeah. Draft beers? a drop beers. Nice. Wow. Nice. You have We have a bar. downstairs bar and here. Yeah. Nice. Yeah. This is the garden. Wow. We usually make barbecues here or sometimes some activities, especially nowadays. Getting Hello. very warm. Here we have usually hammocks. We take it away because yesterday was raining. Yeah. But we're gonna put it back. It's one there, usually one there. They're very comfy. In the morning, it's very sunny, so you could enjoy it. This is number 4. It's more comfortable. Okay. Gonna put it here. Taip, užsisakiau nacionalinio patiekalo tave kosi. Ragausim. Alučio kažkokio tamsaus. Skaniai. Nu žodžiu, paragavau. Tos eriena ir ant viršaus kažkoks marmalas. Tai žodžiu, tas marmalas kažkoks rūgštus. Mėsytė kaip ir nebloga, minkštutė, bet nu irgi kažkokia rūgšti, nelabai man tie nacionaliniai patiekalai, kiek beragauju, tai šiaip sau. Čia jau dabar tikrai atvariau į gerą restoraną, kur rekomenduoja ChatGPT ir hostelėje parekomendavo, sakė eik čia, tai jau turėjo būti čia tikrai gerai, bet ne man albaniškas maistas, Kipre ir graikai buvo skaniau. Nu žinokit, labai neskanu iš tikrųjų, vertinu kokį 5,5, tas marmalas toks rūgštus, sūrus, kažkoks tai, nu neskanu visiškai, 10 eurų sumokėjau. tą marmalą paliksiu, aš tiem patiem albanam galės ir valgyti. Jau, jaučiu daug ką ir išragavau viską, jau Albanijoje visus tos nacionalinius patiekalus, tai gal pradėsim normaliau valgyti, nes jau atsibodo. Pasilgau bulvinių, cepelinų kokių, tai ausies kokios riebios atsikasti. Pavalgiau nelabai skaniai, bet užtat aplinka, tai vau, aš galiu pasakyti, vau, čia tokie viduj netgi kambariai su portretais visokiais nacionaliniais rūbais iškabinta. Kokios lempos. Citrinmedžiai auga. Tai bunkeriūnis, dar vienas. O toksai. Kui čia šalta ir koks skersvėjis žiaurus. Ir nejaukumo akimirka. Biški nepasisekė šitai mašinai. Kur mes čia esam dabar? Daiti Express. Keliamės su funikulierium į kalnus pamatyti Tiranos visos. Kainavo 15 eurų. Manau, verta bus. Bet kodėl durų neuždaro, tai labai įdomu.
tiesiogiai gal užsidarys, aišku, aš tikiuosi. Taip. Gerai. Vieną sėdžiu. 4:30. Paskutinis grįžta 5:30. Tai per valandėlę reikia susisukti, nutraukytės pasidaryti, apsižvalgyti. Na, užteks laiko. Vau, koks greitis. Kaip dreba. Nėra pats naujausias. Jau toksai biški panešiotas, apipaišytas. Aš net nežinau, kurioje pusėje gražiau, ar į kalnus žiūrėti, ar į miesto pusę. Kilom su funikulieriumi viršų ir čia va tokios vietos. Kalnuose pažaisti minigolfą. Gal visai smagu būtų. Einam apsižiūrėti Tiraną po kojom. Svajonės, nauji mano pasirinkimai, nauji etapai, posūkimai, nauji kilimai. Aš lengvai pakylu, aš vandeny, kiekvieną žingsnį įdėjau. Aš vėl jaučiu, kad gyvenu. Tai aukščiau, šauksiu namo langą. Aš žiūriu į dangų. Va. Nu čia gražiai. Niekada nepagalvočiau, nepasijuokčiau, turbūt iš to, kad nemiegojau jau antrą naktį spaudžia, karts nuo karto spaudžia. Gerai, tokioj gražioj vietoj norėčiau visiems nusiųsti meilės šiek tiek. Va. Visiems patiems ir patiems mylimiausiams, svarbiausia, aišku. Mylėkit ir būkit mylimi. Ir džiaukitės gyvenimu. Nes gražus. Labai liūdnas, be tavęs jau savaitę negalėčiau iškęst. Tu iš pajūrio, aš į sostinės, tavo rankos per savaitę tik kartą glostau. Dabar jau tiesioginė prasme po kojom ant Tirano. Gerai, vėl susipažinom su draugais hostelyje. Labai puikia atmosfera. Sėdim čionais ir išmokinau draugus lietuviškai. Hello, mano vardas Sebastian. Mano vardas Wouter. Iš Italijos, from Italy. Italiano, salve. And Netherlands. Hollanda. In Lithuania, all friends. Va taip. Žodžiu, gerai praleisim laiką. Užsisakėm nacionalinių patiekalų. Nu, žiūrėsim ar skanu. Į sveikatą. Į sveikatą. Va tokia faina atmosfera. Ir kas fainiausia, sėdim lauke vakare. Ir nešalta, nes šitas kaitina. O šitas daiktas net karšta sėdėt po megstiniu.
Gerai, užsisakėm patiekalų nacionalinių. Kažkokią papriką su ryžiais. Labai įdomiai atrodo. Čia labai gerai atrodo. Nu, ragausim. Gerai, vertinam dabar savo patiekalus. Mano šitą nesąmonę 7,5. How about you? 7 out of 10. 7. Yours? For me? 8 out of 10. Nice. So yours is the best. For me, the best. Vo tokia vėliava. Kai gražiai. Nežinau, ar čia dėl to, kad aš išgėriau alaus, bet viskas pagražėjo. Va, turim tiek draugų, visą grupę eina gerti alaus. Say hello. 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 Lithuania. Lithuania. Oh, very nice. Where are you from? London. No, nice. So come to London, you know? London, a beautiful place. Yeah, there's there's And a better place, Wales. not Much better. not a better place. It's a terrible place. Nothing compared to Italy. Ciao, come No, the best country is Lithuania. Gersim šotukus. Žinau, kad labai garsiai, labai daug žmonių. Cheers. Let's do this. Cheers. Cheers. For international love. Big love, You know I'm free now, baby. I'm free from the spell. Labai stipru. Free now, baby. I'm free from the spell. Yeah, feel. Ufficia canción, the sweet value. Su tuo tengiamo žaidėjai susipažinau. To tengiamo žaidėjai. I think it was a good vlog. Čia irgi filmuoja kažkas, tai kažkokia kanadiečių šou. Čia ir mane nufilmas. Žinau su draugu iš Velso. Say hi. Hello. Ir mes turim Winston Shakespeare. Winston Shakespeare. Nice to meet you, Shakespeare. Good to meet you. Va tokios pavardės eina. Cheers, mate. Sveiki, mano vardas Shakespeare. Jo. Nice. Aš čia visus išmokinsiu lietuviškai. In Welsh, Yakida. 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 It's really like Welsh language. Yakida. I can Feels say like Asian or something. there's a place in Wales that has the longest name like in the world. Really? Tell me. I'm gonna butcher this. Llanfair, Bwchgwen, Cwchgwen, Pontysilio, We love the Irish. We like the What Irish. that means? The Irish are beautiful. It's a place. I just like a city. Yeah. We hate everyone. How sick is that? It's an amazing phone, right?
It's so good. so much better than that. You can watch Liverpool lose the Champions League. You know, it's amazing. No one's ever seen it before. for some Yeah, but what's the point? The point. Because you're watching porn and you don't want to hold it like this. I mean, sorry, YouTube. You're watching YouTube. Am I a dickhead that I'm gonna hold my phone sideways? No, I'm gonna hold it like this. Anti-rotate. Nu neblogs telefoniuks. Gerai. Kelintą čia palauk. 5 dieną Albanijoje atvariau pavalgyti pagaliau kitokio normalaus maisto, atsibodo tas albanų maistas. Tai atvariau kiniečių restoraną, pasižiūrėjau, kad kainos yra 2 mažesnės nei Lietuvoje, tai kodėlgi nepasinaudoti galimybę ir pavalgyti kinietiško maisto pigiau, bet kol kas va siurbytė skurdžiai atrodo, nežinau, ar jau čia moka daryti tą kinietišką maistą. Kaip neskaniai! Vau, kaip neskaniai! Nu, pabandom dar padažiukų prisidėti, bet, nu, seniai taip neskaniai nevalgiau kiniečių maisto. Nes šiaip aš labai mėgstu azijietišką. Žodžiu, sriuba buvo, nu, tragiška, galiu taip pasakyti. Vertinčiau gal 3 kokį. Užsisakiau sriubą su jūros gėrybėm, o jūros gėrybių, nu, praktiškai nerasta, buvo tik tai nuotrupos jūros gėrybių kažkokios, tai ir viskas nieko. Sumokėta 5 eurų berods jo už sriubą ir patiekalas dar kalmarų žiedai, tai nelabai panašu į žiedus ir paragau vieną gabalėlį, tai irgi turbūt nuotrupos jūros gėrybių ir vien tešla. Tai vat, jau kainavo 9 eurus, pigiau nei Lietuvoje, bet kokybė tragiška. Bet kokiu atveju, nu, atmosfera nebloga, labai gražu čia. Būdas, paveikslai, žuvytės, kaip priklauso kiniečių restoranai. Nu, šitos atseit ale kalmarus vertinu 5 gal. Geriau būčiau ėjęs į albanų restoraną. Ką jie pardavinėja čia? Kilimus savo. Nice. Albania. Very beautiful. Okay. Hello. Iškeparės. Toasted walnuts, you can try. Okay. Thank you. Good. Sveiki, 5 dieną Albanijoje. Ištyrinėta visą jau Tirano sostinę. Tai lekiam dabar jau į gamtą, va, tokiose vietose dabar esu. Neblogas kriokliukas. Su tokiu autobusiuku važiuojam, tokią ekskursiją. Daugiausia vien italų turistai, tai nes albanai labai sutarė su italais, jie moka itališkai dažniausiai. Tai va, lietuvių nerasta čia, aišku, Albanijoje. Jiemgi ne sezonas dar. Gerai. Pasiimta šį kartą ekskursija, nes rekomendavo čia GPT nevažiuoti su mašina į tokias vietas, nes labai sudėtingi keliai iš tikrųjų. Taip ir yra, iš tikrųjų labai ilgai važiavom, 17 km tik tai nuo Tiranos, o važiavom 1,5 valandos. Nes tragiškas kelias, tragiškas. Ekskursija kainavo tik 15 eurų, sakyčiau, labai pigiai. Užtruksim apie 6 valandas. Nu ir aplankysim Albanijos gamtą aplink Tiraną. Kol kas pirmas įspūdis, wow. Tai va. Aišku, nėra malonu trintis su visais tais turistais. Bet, nu, pigiau ir mažiau rizikos, mažiau streso. Tai va. Pradedam haiką į viršūnę. Čia mūsų gidas.
Tai čia toks keliukas. Yeah. We'll go there. O, See, dai che o ten bandysim užlipti, ten kur vėliava. O ten ežeriukas apačioj. Apie pusvalandžio haikas. Bet šiaip šilta kalnuose, kol kas gera dienelė haikui. Bet tiek vargo tas mikriukas, kol atvažiavo į šitą kalną. Ei, čia su mašina be šansų. Brutta figura. Non fateci fare brutta figura voi laziali. Neimant ekskursijos galima va taip, vat, kaip tie žmogeliai apačioj pačilinti, neskubėti. O vat su turu jau turi eiti visur paskui va, su grupė. Ir lipsim. Jeigu matas, tenais toks balkonėlis. Oras. O oras. Nuostabus. Už kokia 20 laipsnių šiandien. Pagaliau geras oras. Pats geriausias haikinimui. So is the last part, okay? It's more dangerous, let's say, because there are rocks, so you need to use the hands as well in few parts, okay? Okay. Good news, you have the hands as well, not just to eat, okay? Okay. What? Jo, su tokiais vaizdais palaipėti čia. Smagu. Bet kiek žmonių lipa. Bet čia taip aukštoka lipti. O kam reikėjo užvažiuoti šitais kalnais? Va tokia dar grupė velkas. Dar virš. Eina šiek tiek gražu. Va su Albanijos vėliava. Prasideda pavojingos vietos. Laiptukai veda į dangų. Gali būti tavo lūpos, niekada nebūna šaltos. Gali būti tavo skruostai, kada nors su mano liekės. Jei krentančios žvaigždės tavęs nevilios, žinok, kur aš devintam danguj. Kylam į dangų, o viena koja ne taip ir tu jau viso gero. Vau, biški dreba širdelė. Devintam danguj noriu liepsnoti, noriu sudegti, noriu pabūti. Devintam danguj, galbūt šią naktį tu ištarsi. Aš devintam danguj, devintam danguj. Gali būti bent minutei, tu arčiau nei visad būna. Gali būti vienu bučiniu, tu pereisi į mano kūną. Nu, aš galiu pasakyti vieną įspūdingiausių vietų mano gyvenime aplankytų. Tikrai rekomenduoju atvykti į Albaniją. Dar tik pirmą vietą gamtoje aplankyta, bet nu nerealiai.
Įspūdį. Vis ten lipa, bet gidas nerekomendavo ten lipti, nes gali lengvai būti paskutinis lipimas tavo gyvenime. Nu taip ir atrodo, kad labai pavojinga. Gal? Ar rizikuoti? Nežinau. Nesu aš toksai jau, nesu aukščio mėgėjas. Gal norėčiau dar pagyventi. Aš žinau, kad jūs norėtumėt, kad aš užlipčiau ir dar nuvaryčiau žemyn, nučiuoščiau. Bet ne. Lipimas žemyn va toks. Gerai, grįžau iš to kalno viršūnės. Metas pavalgyti tokiam restorane. Na, aišku, vietų nebuvo prie su vaizdu. Gaila. Bet ir pagalvojau, kad reikėtų pasiimti kažką tokio visišką nesąmonę, kokią nors albanišką nesąmonę. Ir aš matau čia meniu tikrai didelę nesąmonę. Tik dabar sprendimą reikia priimti. Čia yra avies galva, čia yra ožio galva ar ožkos galva. Tai dabar padėkit apsispręsti, ką geriau imti, ar tą galvą, ar avies galvą, ar ožkos galvą. Čia tai rimtas apsisprendimas. Nu, reikia paragauti tokias nesąmonės. Aš galvoju, man rodos, jums patiks, kaip matyti, kaip aš kenčiu valgant kokią nors galvą avies. Man rodos, reikia dėl jūsų bent jau. Dar po šito haiko susimašiau taip. Dar išgeriau alaus, aišku. Iškart mintis apėmė, kad tai yra gražiausios akimirkos gyvenime ir norėčiau irgi jums palikėti, kad nesėdėtumėt namie ir nešvaistytumėt savo laiko, nes gyvenimas trumpas ir skirkite laiko tikrai kelionėms, nes tai yra nuostabiausios akimirkos gyvenime. Ir negalvokit, kad tai yra brangu nuvykti tokią šalį kaip Albanija. Linkėjimai. Gerai, sėdim su draugais iš Rumunijos. Ką jisai? Rumenija. Ir pasiėmiau avies galvą. O, čia dar akis matosi, burna. Wow. Atrodo labai neskaniai. Bet bandom. O dabar vyksta ekstremalūs iššūkiai. Ar aš neapsivemsiu? Kaip jūs manote? Gerai. Taip skanu. Nesuvalgęs niekad avies smegenų. Taip skaniai. Labai gerai. Kas čia? Liežuvis. Labas, kodėl tu mane suvalgėjai? Šneka su manim. Gerai, valgom liežuvį. 9,5. Labai gerai. Nu, atrodo labai šlykščia, ne? Nu, bet nustebinsiu, labai skanu, aš nežinau. Reikia akį paragauti. Akį.
They are completely strict with everything. I thought it's like the opposite. Yeah. To be honest, it's the same. They are not like Akies obuolį. they are strict with rules. Like in some Vyksta ekstremalūs ragavimai. Ar aš nemirsiu nuo akies, ar neišaugs trečia akis man iš kaktos, sužinokysite po reklamos. Reklama baigta. because they say Dabar we are that religion. bandom. My family, and not just my family, our Catholic area, we go to church every Sunday. It's not usually some Muslim here. They don't. Nėra labai maloniai ant liežuvio toksai. Jaučias, kad akis mano burnoje. Stick to the religion or Muslim. Nu, bet visai skanu šiaip. Everybody was. Man rodos grįžęs Lietuvoje valgysiu tik tai avies galvas. Everybody was great. O, kaip skaniai. This is what I'm saying. What happened in Ghana? Jaučius galvojat, kad aš išprotėjęs esu. Nu, gal biškį ir išprotėjęs. Ko nepadarysi dėl jūsų. Labai gerai. Why 2%? 2% because the woman or female brings in the line. Avytės kalnuose. Žinok, kur